Turime klausimą apie labai praktiškus dalykus, jeigu, ar ne, moteris, pavyzdžiui, labai daug daro, tai vadinasi, pritraukia vyrą, kuris daugiau būna. Tiesiog nori pabūti, mažiau daryti, mažiau veiksnus, ar ne. Tai ir klausimas yra apie, pavyzdžiui, gėles, ar ne. Jeigu moteris tada perka savo gėlių, tai tada vyras jai nebepirks gėlių, taip gaunasi, ar ne? Tačiau tas pirkimas arba veiksmo atlikimas dažniausiai moteriai yra reikalingas kaip tik susijęs tik su savimi ir savo laime, su savo džiaugsmu. Taip kad gėlėmis, kai moteris savo nusiperka gėlių iš tikrųjų nuoširdžiai jų norėdama, besidžiaugdama, magnetuodama, kad jai faina, jai dabar yra ta nuotaika turėti ir pasimerkti namuose gėlių, tos tokios nuostabios, gražios gėlių energijos, ar ne? Ji parsineša tas gėles, ji džiaugiasi, pasimerkia, pasižiūrėk, kokių gėlių nusipirkau, viską. Ir jis skleidžia iš savęs tą aromatą, energetiką, nuo kurios vyrui gera. Jis kaifuoja nuo šios energetikos. Pas jį smegenyse susidaro jungtis. Gėlės lygu šitas, ką jinai čia dabar daro. Gėlės lygu šitas, ką jinai čia daro. Ne? Ta prasme, net neaišku, ką daro. Jinai tiesiog džiaugiasi. Jinai kaifuoja. Ir kai moteris nusprendžia taip tikrai pasakyti savo dėl savęs padaryti tokį kažkokį veiksmą, jinai išskleidžia tą energiją, kurios geidžia vyras. Tačiau jeigu moteris daro ir perka gėles, aš nusipirksiu gėlių ir parsinešu, juk aš žinau šitą informaciją, pamanipuliuokim. Tačiau energijos nesuvaidinsit, brangiosios. Tai yra tikra, esu pabandžius ir taip. Pasimerkia gėlių ir pažiūrėk, kokios gėlės, kokios gražios gėlės. Ir kadangi jinai tik tais manipuliuoja, ilgai neapsimetinės, neįmanoma, tu man tai neperki gėlių. Vis kažkaip negaunu gėlių, pažiūrėk, aš pati savo nusipirkau gėlių. Tai yra pasyvi energija, kuri eina per pyktį, manipuliaciją ir galvojama, kad kitas pasielgs taip, jeigu aš padarysiu kitaip. Ne? Tai ne, čia tai neveiks ir tikrai vyras bus pasyvus ir taip ją numos ir net negirdės. Tai gėles savo galima pirkti, netgi būtina pirkti. Kartais, kai jums atrodo, kad nesusidėlioja aplinkybė su tom gėlėm, gerai ir nenusipirkit tų gėlių. Jeigu norisi gėlių iš vyro, galima jų paprašyti. Gražiai papasakoti, kad man yra faina gauti gėlių, meilė mano, ar ne? Ir priklauso labai nuo to, kokioje vietoje savo santykiuose esat. Kartais reikės tai pakartoti 15 kartų, kaip vienas ten dalinasi apie vyrų psichologiją, kad jūs supraskit, vyrai kaip beždžionės, reikia treniruoti nuolat. Reikia nuolat treniruoti. Ar ne? Aš nesakau taip, jie yra nuostabus vyrai, tačiau moters energija juos įkvepia arba kaip tik sumažina visą potencialą, nieko nebesinori daryti. Ir ar čia sunku, brangiosios, su tom gėlėm, su savo norais. Aš ne kartą esu paslydusi ir blemba, ir to noriu, o tu vis nesupranti. Ir vėl paskui galvoju, gerai, ne iš tos energetikos, eina iš vidinio skausmo. Vidinį skausmą moteriai būtina perjausti, sutvarkyti ir sugydyti savyje, per save. Ar gausis iškart? Nebūtinai. Bet kai ji tai sutvarko, jinai tą patį sako, blemba, noriu gėlių ir dovanų, bet jinai nebepririša. Čia ir dabar nebeatneša į šitą pasakymą praeities skausmingos. Tas pasakymas būna lengvas kaip balionėlis ir jis išskrenda į visatą kaip užsakymas. O ne kaip koks nors senas bagažas. Noriu gėlių ir dovanų ir atsidarau čia seną bagažinę, kur, žinai, nedovanoji, viskas smirda, patirtis tik tais prisimintos visos kraupios, nedovanoji, dar šlykščiai kalbi, pareini dar kažkoks pervargęs, žodžiu, ir atsiverčia čia, žinai, ir viskas garuoja, stingsta viską. Jam asocijuojasi tai, kad šitų temų nelies, nes ten bus nekas. Jinai atsidaro kažkokią skrynią, iš kurios šakės kas pasipila. Nelieskim nei dovanų, nei gėlių temų, nieko nelieskim ten su to susiję.
Ir gaunasi, kad moteris klykia ir šaukia, bet gauna efektą kitokį. Jinai gali kalbėti apie tai, ko jinai nori, ko jai reikia, kas jai faina, kas jai džiugu, kas gera. Tačiau būtina neutralizuoti ego arba kitaip vidinę tamsą ir šiukšles būtina išsivalyti. Ir tada jinai tai pateikia su paprastumu, su meile savo, bet su meile ir savo partneriui. Su pagarba savo ir pagarba partneriui ir viskam, kas yra aplinkui. Galbūt dabar nėra galimybių kažkam, ko jinai nori. Ir jinai tai supranta. Tačiau taip pat supranta ir savo norus. O ne tai, nu tai suprantu, čia, žinai, mano noras jo nevertas, užmiršau. Jinai po 2 mėnesių grįžta į tą temą, meilė mano pameni, kalbėjom, būtų faina. Tačiau kai jūs tinkamai atliekat bet kurį veiksmą iš moters energijos psichologijos, jūs gaunat rezultatą. Taip kaip dabar aš. Aš tik įsipareigojau savo į kelionę ten į Meksiką, visą kitą, prasidėjo kelionės. Aš nejuokauju. Jis pradėjo pasakot, kaip čia reikia keliauti. Kol aš neįsipareigojau pati dėl savęs, dėl savo kelionės, nes aš mėgstu keliauti, niekaip, čistai, apie jokias keliones, nėra galimybių. Taigi čia dabar visi verslai, visi reikalai, visai kiti prioritetai. Kiti prioritetai, todėl kad moteris savęs prioritetų iki galo nelaiko. Tai gerai, kad galim kalbėti ir suprast. Tačiau viskas kalba energetiškai pirmiausia.